Aptariant krizę, jos procesą aktualu išskirti su netektimi susijusių krizinių išgyvenimų poveikį asmenybei. Netekties krizė – tai visi kriziniai išgyvenimai susiję su artimųjų mirtimis, skyrybomis, darbo praradimu, orumo ir garbės praradimu, tėvynės netektimi. Tai eilė krizinių išgyvenimų, kurie savo reikšmingumu gali paskatinti žmogų mąstyti, jog gyvenimas sugriuvo. Ši subjektyviai suvokiama kategorija kiekvienam individui, kiekvienam socialinio darbuotojo klientui pasižymi itin aukštą emocinę vertę ir reikšmingų gyvenimo procesų pasikeitimu. Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog netekties krizės pasižymi kiek kitokią eigą, kiek intensyvesniais išgyvenimais ir didesniu pasipriešinimu aplinkai, informaciniam aplinkos poveikiui. Netekties krizės pasižymi gedėjimu, kuris kaip procesas turi savitas stadijas. Pačioje gedėjimo pradžioje, iškart po žmogui reikšmingos netekties, eina pradinis šokas ir nerealumo jausmas. Šios stadijos trukmė gali būti nuo kelių dienų iki keletos savaičių, kai konkretus individas, gyvendamas savo kasdieninėje aplinkoje, susiduria su eile rutininių procesų pokyčių. Tarkime, netekus šeimos nario, netekties ištiktas žmogus turi pertvarkyti savo įpročius, savo mąstymą, savo dėmesio paskirstimą likusiems šeimos nariams. Jei tai būtų socialinės rizikos grupės šeimoje esantis likęs gyvas tėvas ar mama, socialiniam darbuotojui aktualu padėti jau vienam vaikus auginančiam asmeniui pakeisti mąstymą. Pakeisti mąstymą ir kartu pakeisti elgseną. Juk neretai vyro ir moters santykiai poroje pasiremia buitinių darbų pasidalymu, auklėjimo vaidmenų pasidalymu ir aibe kitų emociškai, psichologiškai aktualių aspektų. Pradinis šokas ir nerealumo jausmas yra skatinantys situacijos ignoravimą ar kartais žmogaus staigių depresyvių pokyčių emocinėme pasaulyje pasireiškimą. Tai nerimo, susijaudinimo, nuolatinio įvykių apmąstymo, siekiant suvokti, kas įvyko fazė. Tai akimirkos, dienos, savaitės, kai konkrečiam individui būtina itin intensyvi pagalba, nuolatinis palaikymas. Pirminio šoko ištikti asmenys neretai nesugeba valdyti esamų situacijų. Juos matančius, stebinčius socialinę aplinką neretai ištinka apatija, kartais net sutrikimai, perkeliant informaciją iš trumpalaikės atminties į ilgalaikę. Turiu omenyje aplinkybės, kai išsakytos mintys žinomų ir privalomų atlikti darbų sąrašas žmogui dingsta, pasireiškia ilgalaikis išsiblaškymas, pasimetimas, netikrumas dėl savo veiksmų prasmės, dėl savo galimybių savarankiškai veikti aplinkoje. Socialinis darbuotojas tokiam suaugusiajam turi padėti išlaikyti asmenybės vientisumą, gerą savivertę. Turi padėti bent iš dalies kompensuojant reguliavimą. Reguliavimą
kuris buvo vykdomas iš greta buvusio ir šiandien jau prarasto šeimos nario. Aktualu padėti persidėlioti dienotvarkę ir išvystyti naujus elgsenos įpročius, elgsenos modelius likusiam gyvam ir vienam auginančiam vaikus tėvui arba mamai. Tarkime, jei neretai tradicinėje šeimoje sąskaitas už būstą apmoka vyras, moterys, nors ir puikiai gali atlikti šį darbą, pirmus kartus atlikdamos veiksmus gali jausti baimę ir netikrumą. Atrodo, tokios smulkios buitinios situacijos niekam neturėtų kelti streso ir nepasitikėjimo savimi. Tačiau krizinėse situacijose, jaučiant pasimetimą ir pirminį šoką dėl netekties, net ir tokie smulkūs darbai gali tapti labai reikšmingi ir keliantis ryškų emocinį sudirgimą, pasimetimą. Vėliau, kai žmogus bandęs ignoruoti situaciją, kai jis bandė gyventi tiesiog toliau, ateina antra, sudėtingesnė gedėjimo stadija. Ji pasižymi dezorganizacija ir neviltimi. Ši būsena, ši stadija lydima jautimo, kad nėra verta gyventi, kad užgriuvę papildomi gyvenimo rūpesčiai yra per sunkus. Tai neviltis dėl pasikeitusios dienotvarkės, dėl atsiradusios tuštumos emocinėme gyvenime, kasdienybėje, dėl papildomos pagalbos poreikio ir ne visada gaunamos pagalbos. Vėliau eina atsigavimo pradžia. Jei parama gaunama tokia, kokios reikia, žmogus pamažu prisitaiko, susitaiko su netektimi, formuoja naujus įpročius, atstato socialinių kontaktų ratą, reabilituojasi visuomenėje ir tęsia savo gyvenimo kelią naujomis gyvenimo aplinkybėmis. Aktualu įvertinti tai, jog atsigavimo pradžia yra labai sudėtinga. Socialinis darbuotojas, dirbdamas su tokia socialinės rizikos šeima, turi daug dėmesio skirti emocinio pasaulio pokyčiams konkretaus kliento vaidmenyje. Turi daug dėmesio skirti mimikos, motorikos pokyčiams, stebėdamas kiekvieno kontakto metu savo klientą. Nes jei žmogus patiriantis netektį tiki, jog jam yra teikiama tinkama pagalba, tačiau nejaučia norimo efekto, gali bandyti slėpti savo patiriamų išgyvenimų intensyvumą ir tik išoriškai deklaruoti, jog jam viskas yra gerai. Toks žmogus pamažu eina į perdegimo kasdienybei būseną, jį gali ištikti negatyvi krizės chronizacija ir dar labiau sumažėti socialinių poreikių tenkinimo lygmuo, gali dezadaptuotis žmogus ne tik profesinėje aplinkoje, prarasdamas norą dirbti, prarasdamas prasmę veikti profesinėje aplinkoje, tačiau gali ateiti ir apatijos būsena, atitolimas nuo šeimos, nebesirūpinimas vaikais ir savimi pačiu. Gedėjimo metu žmonėms būdinga neigti patirtą šoką, patirtą situaciją. Jiems yra būdinga jausti didelį nepasitenkinimą nutikusiais įvykiais, priskirti kaltes aplinkai arba savo. Vėliau būdinga derėtis, siekiant atstatyti buvusią gyvenimo kokybę,
buvusius procesus ar praradimus. Jei derybos nepavyksta, kas būdinga netekties krizėms, depresija ir praradimo jausmas gali būti sekantis žingsnis. Na ir galų gale susitaikymas. Šios gedėjimo stadijos įvardyjamos Kübler-Ross neretai būdingos yra ne tik su žmogaus mirtimi susijusiems išgyvenimams. Tai būdinga ir darbo praradimui, socialinio statuso praradimui, skyrybų krizėms. Neigimas kaip pirmoji gedėjimo stadija anot Kübler-Ross yra pasireiškinti žmogaus negalėjimo susitaikyti su nutikusiomis gyvenimo aplinkybėmis, su nutikusiais sunkiais išgyvenimais. Stengimasis kompensuoti netektį, aktyviau prisirišant prie specifinių veiklų ar artimos aplinkos asmenų. Kartais netinkamas pseudo poreikių tenkinimas yra realizuojamas projektuojant prisirišimą nuo prarasto sutuoktinio į vaikus. Tokiu būdu pats to nesuvokdamas vaikus auginantis tėvas arba mama priskiria pernelyg didelės atsakomybės auginamiems vaikams, priverčia juos jaustis pernelyg suaugusiais. Tokiu būdu neleidžiama sistemingai ir nuosekliai vystytis mąstymui, gali būti žalojama vaiko asmenybė. Jei visgi poreikiai nėra patenkinami ir žmogus nesijaučia laimingas, nesijaučia galintis kompensuoti patirtą netektį, pasireikš pyktis. Visų pirma, gali pasireikšti pyktis sau. Kaltinimas savęs, ieškojimas atsakomybių, privalomų darbų, kuriuos žmogus turėjo realizuoti, tačiau dėl kažkokių priežasčių nerealizavo. Gali pasireikšti kaltinimai šeimos nariams, kurie esą nepadėjo, nesuprato, nepalaikė. Gali pasireikšti nepasitenkinimas ir pyktis visuomeniai, ieškant priežasčių, kodėl konkretūs asmenys ar visuomenės grupės elgėsi netinkamai, nedavė palaikymo, norimo ar reikiamo. Vėliau prasidedančios derybos bandymas įvairiomis formomis ir pastangomis kompensuoti, bet nerealistiškais būdais patirtas netektis. Čia iškyla pavojus ir socialiniam darbuotojui, kadangi pirmose netekties gedėjimo stadijose buvęs žmogus gali pradėti jausti socialiniam darbuotojui per didelį prieraišumą ir emocinius ryšius, pernelyg intensyvius. Kaip neatitinkantis realybės ryšys ir atsakomybių projektavimas, derybų forma su socialiniu darbuotoju gali žalingai veikti konkretų asmenį, konkretų individą, konkretų klientą. Jei pačios derybos nepavyksta ir žmogus visgi yra priverstas adaptuotis, tai yra kardinaliai pakeisti savo įpročius, savo kasdienybę, savo tikėjimus ir vertes, pasireiškinti bent iš dalies depresija ir praradimo jausmas, tinkamai elgiantis gali būti pagrindinis paskatinimas ir atsigavimo, reabilitacijos pradžia. Parodant žmogui, jog jis gali spėti atlikti visus darbus, jog jis gali tikėtis objektyviai pamatuojamos pagalbos iš artimiausios ir tolimesnės socialinės aplinkos, parodant, kaip jis turi modifikuoti savo elgesį, kaip jis gali jausti pasitenkinimą savimi atliekamais veiksmais,
kaip jis turėtų formuluoti tikslus, kokius reikalavimus turėtų kelti besikeičiančiai aplinkai ir savo pačiam, susitaikymo stadija ateis žymiai greičiau, žymiai efektyviau. Aktualu suvokti, jog ir vaikai gali kartu su suaugusiais išgyventi netekties krizę. Netektis kaip krizinis išgyvenimas paliečia visus šeimos narius. Ir jei iki šiol kalbėjome apie tai, kokios pagalbos reikia įveikiant šias krizes suaugusiems, dabar aktualu pamatyti vaikus. Skyrybų arba vieno iš tėvų mirties metu vaikams pirmiausia būdingas neigimas. Bandymai suprasti, atsakyti į klausimą, kodėl taip nutiko. Ir priklausomai nuo vaiko amžiaus, nuo vaiko raidos stadijos, nuo jo psichologinio, psichofiziologinio brandumo, turimų arba neturimų suvokimo sutrikimų patirties, būdingi bus neretai negatyvūs jausmai, kaip neigimas, pyktis, kaltė, kaltinimai aplinkai, liūdesys, nerimas ir baimė. Vaikams būdingas atsakomybės savo prisiėmimas. Aktualu suprasti, kad priklausomai nuo aktualios esamos asmenybės raidos stadijos, vaikas skirtingų objektyvumo laipsnių, skirtingų sudėtingumo laipsnių gali suvokti ir pačią situaciją. Ypatingai mažiems vaikams su mirtimi susijusios netekties krizės yra santykinai užslėptos. Nors patys mažiausiai jį net nelabai suvokia mirtį, tačiau artimo žmogaus nebuvimą šalia, jie išgyvena ganėtinai sunkiai. Dažniausiai tai susiję su asmens, kuris tenkino vaiko poreikius praradimu. Ir poreikių tenkinimo praradimas vaiko įprastos dienotvarkės griūtis, poreikis elgtis kitaip, poreikis elgtis kitur gali paskatinti vaiko pasimetimą ir nenorą adaptuotis. Jei suaugęs žmogus yra pakankamai paslankus, keičiant poreikių tenkinimo objektus, mažiems vaikams žymiai priimtinesnis yra rutininis gyvenimas, rutininės veiklos, elgsenos formos. Jie prisiriša prie konkretaus žmogaus, prie jo mąstymo linijų. Jie prisiriša prie konkretaus bendravimo individualiame lygmenyje, matant skirtingas situacijas, skirtingai jas vertinant. Tiek skyrybų, tiek mirties metu vaikams sunku suvokti, kas nutiko, sunku suvokti, kodėl nutiko. Jie, neturėdami savarankiškos ir visavertės savęs vertinimo sistemos, neretai yra linkę ieškoti atsakymo, ką aš padariau negerai, kad mano poreikiai dabar nebėra tenkinami. Tai yra, kodėl tėtis arba mama, ar vyresnis brolius ar sesuo, ar to paties amžiaus broliai ir seserys nebėra kartu. Kodėl dingo užimtumas, kodėl dingo paguoda, artumo ryšys. Kodėl krizę patiriantis suaugęs vyresnis šeimos narys neskiria to dėmesio, kurio norėčiau čia ir dabar. Neretai jų pačių turima patirtis, kai patys vaikai, nejusdami noro, siekia išvengti atitinkamos veiklos, apriboja supratimą, kad netektis yra negrįžtama, kad skyrybų metu tėvai išsiskiria ne dėl vaikų veiksmų, ne dėl jų kaltės,
Tokiu būdu socialinis darbuotojas turi dėti pakankamai daug pastangų, išaiškindamas, kad, tarkime, mirtis yra natūralus reiškinys ir dabar vaikui reikia išmokti elgtis kitaip, prisirišti prie kitų žmonių, prie kitų artimųjų, išmokti tenkinti savo poreikius, esant naujom gyvenimo aplinkybėm. Aktualu, kad socialinis darbuotojas padėtų performuoti komunikaciją tarp likusio gyvo arba vieno auginančio tėvo arba mamos ir vaiko. Tiek vienas suaugęs šeimos narys, tiek mažametis vaikas ar paauglys išgyvena krizę. Jų komunikacijoje turi atsirasti nauji komponentai, kokybiškai naujos vertės. Socialinis darbuotojas turėtų padėti pamatyti laimę, šilumą krizinėse situacijose komunikuojant su artimaisiais. Turėtų padėti išmokyti, paguosti vieniems kitus, pajausti artumą, pajausti pilnatį, pilnumą bendravime. Ir tai, žinoma, turi būti mokoma priklausomai nuo asmenybės raidos stadijos. Liūdesys, nerimas, baimė, netikrumas dėl ateities, netikrumas dėl savo veiksmų tinkamumo, iniciatyvos praradimas, baimė prarasti likusi gyvą tėvą, mamą, globėjus, gali pasireikšti vaikų gyvenime kaip ganėtinai aktyvios mintys. Socialinio darbuotojo tikslas tokiose situacijose paskatinti vaiką išsikalbėti, parodyti jam savo artumu ir nuoširdumu, kad vaikas turi atskleisti visus savo jausmus, kad kiekviena nepasitenkinimą kelianti mintis turi būti įvardyta. Neutraliomis savokomis bendraudamas socialinis darbuotojas turėtų lengvai koreguoti, po truputėlį koreguoti vaiko mintį, vaiko teiginius, ieškodamas galimybių turtinti vaiko pažinimą ir stiprinti jo galimybės prisitaikyti pasikeitusioje aplinkoje. Aptariant krizes, svarbu po netekties krizių įvardyjimo ir jų aptarimo paanalizuoti savižudybę kaip reiškinį psichologinių krizių kontekstu. Savižudybė tai sąmoningas savo gyvybės nutraukimas, realizuojamas kenčiančio žmogaus. Savižudybės aktas individo subjektyviai suvokiamas kaip vienintelė reali išeitis iš susiklosčiusių gyvenimo aplinkybių. Tai neretai svarbus sprendimas, rimtas sprendimas konkretaus individo pasaulyje. Neretai svarbus ir neretai rimtas sąvokos tinkamos šiame kontekste yra tik todėl, kad dalis savižudybių yra labiau parodomosios. Jų tikslas yra tik grasinti ir gauti norimą dėmesį arba aplinkos pagalbą. Savižudybės neretai įvardyjamos kaip būdingesnės vaikinams. Jos būdingesnės didesnių miestų, gyvenviečių jaunimui. Tačiau yra įvardyjama, kad ir jaunesnė visuomenės dalis, išgyvenanti svarbius asmenybės raidos etapus ir kartu lydinčias intensyvias emocijas, aktyvius jausminius išgyvenimus,
Beveik pusė paauglių pagalvoja apie savižudybę, yra kūrę konkrečius savižudybės planus ar net bandę žudytis. Galbūt gali paguosti tai, kad bandymai žudytis kai kuriais atvejais yra nepavojingi. Daugiau tai yra rengimasis žudytis negu pavojingų sveikatai veiksmų atlikimas. Tačiau tai tik dalis atvejų. Yra įvardyjama, jog dažnos savižudybių priežastys tai psichinės ligos, alkoholizmas, narkomanija, chroniškas stresas, netektys ir kiti neigiami emociniai faktoriai. Taipogi savotiška rizikos grupė savižudybėms yra ankstesni bandymai žudytis. Stebima situacija, jog psichikos ligų tarpe dominuoja depresija ar jai artimi psichologiniai sutrikimai. Daugiau nei pusė savižudybių buvo realizuotos asmenų, kuriems būdingi depresyvūs išgyvenimai, depresyvios nuotaikos ar patologinės depresijos formos. Taip pat savižudybių priežastimi gali būti ilga hospitalizacija ar izoliacija uždarose patalpose, apribojant socialinių kontaktų kiekį ar jų kokybę. Tai gali būti vienatvė, tai gali būti socialinio palaikymo stoka. Tai gali būti šeimos patirtis. Jei šeimoje ar giminėje jau įvykę keletas savižudybių, kažkuria dalimi konkretūs individai gali būti linkę lengviau priimti nuostatą, jog savižudybė yra tinkamas sprendimas itin sudėtingose gyvenimo aplinkybėse. Tarp dažniausių savižudybių priežasčių gali būti įvardyjamos ir socialinės problemos, kaip gyvenimas skurde, bedarbystė ar socialinio statuso praradimas. Šios grupės priežastys yra susijusios su savęs vertinimo struktūrų efektyvumo, savęs efektyvumo vertinimo kritimu. Sunkiomis gyvenimo akimirkomis žmogus nebepatiki, neberanda pagrindo tikėti tuo, jog jis gali veikti aplinkoje ir besikaupiančios buitinio gyvenimo problemos, finansiniai sunkumai atrodo visiškai nebepakeliami, neišsprendžiami. Tokiomis akimirkomis neretas suaugęs žmogus yra linkęs pagalvoti apie savižudybę kaip galimybę nutraukti patiriamą psichologinį skausmą. Tai gali būti ir biologiniai faktoriai, kaip serotonino metabolizmo sutrikimai, tačiau ši savižudybių priežasčių grupė yra stebima medikų, kadangi lydima specifinių sveikatos sutrikimų. Neretai kaip viena iš vyraujančių savižudybių priežastimi yra įvardyjama ir pozityvi nuostata į savižudybės, pozityvus santykis į altruistinės savižudybės. Tačiau tokių savižudybių kiekis nėra pats didžiausias. Aktualu įvardyti, jog asmenims turintiems padidintą savižudybės riziką būdingas dichotomiškas mąstymas. Jie linkę šaltai vertinti aplinką, nejausti jų nuomonę paneigiančių aplinkybių, ignoruoti jas. Ilgainiui pasireiškiantis pasyvumas kaip informacijos atmetimas, galimybių veikti ignoravimas, kaip jėgų praradimas, stengtis, siekti
norėti. Tai vyraujanti mintis, kad gyvenimas yra per daug sunkus, kad problemos yra neišsprendžiamos, kad aplinkoje yra labai daug pavyzdžių, kai žmonės nesusitvarkė su panašiomis problemomis. Tai negatyvi patirtis, sprendžiant sudėtingus gyvenimo sunkumus. Kaip savižudybės rizikas galima įvardinti ir žmogaus norą pabėgti nuo jį slegiančių problemų. Atsisakymą suvokti, jog yra ir kitų būdų įveikti gyvenimo sunkumus. Tokiu būdu potencialūs savižudžiai atranda savižudybės prasmę. Jie ieško palengvėjimo, jie ieško skausmo nebuvimo, orientacijos į teigiamų išgyvenimų kūrimą, ieškojimą jau nebėra. Šiems žmonėms labai aktualu nebejausti skausmo. Savižudybės tikslas tai atrasti ramybę. Tokiu būdu žmonės tiesiog pasitraukia. Jie nebedalyvauja gyvenime, jie nebepyksta, nebenori, nebeveikia. Tai gali sąlygoti dažniausiai nepatenkinti poreikiai. Savitos emocinės būklės kaip bejėgiškumas ir neviltis. Abejingumas gyvenimui. Abejingumas artimųjų palaikymui, meiliai, šilumai. Abejingumas socialinės aplinkos platesnė prasme, pastangoms įtraukti žmogų į veiklas, į sėkmės siekimą, į savirealizaciją. Kartais savižudybės priežastimi gali tapti momentinis impulsyvumas. Nes pati savižudybė, patys veiksmai neretai yra impulsyvus veiksmas, vykdomas tam tikrų konkrečių momentų, kai individas atsiduria specifinėse, itin nepalankiose gyvenimo sąlygose, kai jo atmintyje dėl įvairių sudėtingų emocinių situacijų iškyla aibė prisiminimų sąlygojančių vis stiprėjančias neigiamas emocijas, vis didėjantį atsakymų, kad negaliu išspręsti problemų kiekį. Savižudžiams būdingas suvokimo sferos siaurėjimas. Žmogus nebesugeba pamatyti visos situacijos, tik skausmingus jos elementus. Jis nebenori priimti pagalbos. Jis nebegali pamatyti gerų situacijos aspektų, galimų naudų, galimo sėkmės kelio, galimos reabilitacijos. Aktualu įvertinti tai, jog savižudžiai neretai paslėptomis formomis stengiasi susitaikyti su savo socialinės aplinkos nariais, su šeimos nariais, artimaisiais, draugais, kolegomis. Pasitaiko aplinkybių, kai apie ketinimą nusižudyti yra užsimenama žodžiu arba elgesiu. Aktualu pastebėti tai, jog žmogus netiesiogiai tai pasako. Komunikuojant su socialinės rizikos grupės šeimomis, aktualu atkreipti dėmesį į tokius išsisakymus, kaip, vis tiek jau nebereikės. Tuoj viskas pasibaigs. Kam besistengti? Ir taip toliau.
Aktualu pastebėti, kad besiruošintis nusižudyti žmogus kartais yra linkęs grąžinti skolas, elgtis labai dosniai su artimiausios arba artimos socialinės aplinkos nariais. Tai gali būti dovanos, kai perleidžiami asmeniniai daiktai, turintys arba materialinę, arba aukštą emocinę vertę. Stengiamasi skirti nuoširdesnio dėmesio, pasižyminčio šiek tiek didesnių pasyvių veiklų pasireiškimu, šiek tiek didesniu emocionalumu. Tai aplinkybės, kuriuose žmonės pamiršta pyktį, konfliktus ir nebesiekia laimėti. Jie pamažu atsisveikina su jiems svarbiais asmenimis. Aktualu paanalizuoti ir tai, kaip žmogus keliauja link savižudybės, kaip vystosi pats procesas. Visų pirma, ištinkant sunkioms gyvenimo situacijoms, žmonės aplanko mintys apie savižudybę. Šioj būsenoj noro mirti nėra, tačiau savižudybė yra įvertinama kaip vienas iš įmanomų situacijos sprendimų. Tai būdinga individams, kurie ilgą laiką patiria negatyvius emocinius išgyvenimus, kurie spręsdami įvairias profesinio lauko, asmeninio gyvenimo situacijas, neranda efektyvaus sprendimo. Jų siekiami tikslai reikalauja subjektyviai suvokiamo per didelio kiekio pastangų ar iš vis atrodo nepasiekiami. Tačiau šioj stadijoje žmogus dar yra pakankamai daug patiriantis pozityvių emocinių išgyvenimų. Jis dar labai lengvai gali reabilituotis į visuomenę visaverčiam veikimui. Jam suteikus pagalbą siekiant sėkmės, formuojant tikslus, kartais kasdienius smulkios veiklos tikslus ir padedant rasti efektyvų kelią jų siekiant, žmogus karts nuo karto patyręs sudėtingas situacijas bus ištinkamas minčių apie savižudybę, tačiau ketinimai nusižudyti jam netaps būdingais. Antra savižudybės proceso stadija – ketinimas nusižudyti. Šiame etape žmogus pradeda ieškoti mirties. Tai suvokiama kaip geriausias sprendimas. Neretai tai itin sudėtingose gyvenimo aplinkybėse atsidūrę asmenys arba konkrečias gyvenimo situacijas suvokiantys kaip gyvybės ir mirties klausimą, gyvybiškai svarbias situacijas. Ir prieš tai galbūt sėkmingai gyvenimo keliu ėję individai gali pasijausti beviltiškoje situacijoje. Jei jų vertybės, svarbiausiais laikomi poreikiai yra nebetenkinami, nebetinkami ir nebežinoma, kaip gyventi toliau. Jei išsikelti gyvenimo tikslai yra sugriūnantys, paneigiami iš aplinkos. Tada ketinimas nusižudyti gali būti kaip tinkamas sprendimas. Mirtis gali būti suvokiama kaip pati geriausia išeitis. Vėliau seka bandymas nusižudyti, kai yra priimamas sprendimas, pasirenkama mirties forma ir siekiama atlikti konkrečius veiksmus. Aktualu
tai, kad savižudybės galima skirti į dvi grupės. Tai tiesioginės savižudybės ir netiesioginės. Tiesioginės savižudybės tai stambi žmonių veiksmų grupė, kai atliekami aktyvūs sąmoningi veiksmai. Kai pasikariama ar kitaip nusižudoma. Kai stengiamasi pasitraukti iš gyvenimo per priimtiną laiko tarpą. Kai stengiamasi nebepalikti galimybės būti išgelbėtam. Netiesioginė savižudybė tai asmens sąmoningas nesirūpinimas sveikata, tai sveikatai kenkiančių medžiagų vartojimas. Tai sąmoningas rizikingų gyvenimo sąlygų sudarimas. Tai atsidūrimas kažkuria prasme tarp gyvenimo ir mirties. Netiesioginė savižudybė neretai nėra suvokiama ir lengvai identifikuojama visuomenėje būsena. Žmogus lyg ir veikia, lyg ir išoriškai atrodo siekiantis tikslų, tačiau iš tikrųjų kažkur žmogaus viduje slepiasi noras mirti. Slepiasi itin ryškus jėgų, energijos stygius veikiant aplinkoje, stengiantis tobulėti, stengiantis gyventi. Aktualu išskirti ir savižudybių rūšis. Tikrosios savižudybės. Motyvacija mirti šioms savižudybėms yra itin aukštai išreikšta. Tačiau motyvacija mirti gali pasižymėti nekonkrečiu, kintančiu turiniu. Turima omenyje, jog konkretų individą paskatinti savižudybei žengti paskutinį žingsnį gali patys įvairiausi veiksniai. Neretai jie yra nebūtinai svarbus ar pavojingi socialinės aplinkos elementai. Tai gali būti tik emociškai svarbus, individualiai emociškai svarbus reiškiniai. Gali būti norima pabėgti nuo nepakeliamų gyvenimo aplinkybių, kai žmogus pasirenka savižudybę kaip būdą savo socialiniam protestui išreikšti. Nepasitenkinimu aplinka, savimi, savo praeitimi ar savo galimybėmis siekti tikslų, tokių, kokius žmogus turi suformulavęs. Aktualu įvardyti, jog viena iš šių savižudybių prevencijos priemonių yra nuolatinis socialinių darbuotojų darbas. Darbas padedant klientams formuoti tinkamus gyvenimo ir veiklos tikslus. Pastangos padėti pamatyti pačius įvairiausius skirtingų sudėtingų situacijų sprendimus. Pagalba išplečiant akiratį ir matymą ir mąstymą, kad žmogus toleruotų savo poreikių tenkinimą ne tik vieno konkretaus noro išraiška, tačiau sugebėtų savo poreikius tenkinti pačiais įvairiausiais būdais. Nemažiau pavojingos yra ir tariamos savižudybės. Nors iš tikro mirtis nėra laukiama, bet kaip rizika egzistuoja. Suicidinė, savižudiška elgsena realizuojama tikintis išgelbėjimu. Šiai savižudybių grupiai būdinga tai, jog asmenys ganėtinai akivaizdžiai ir tiesmukai siekia tenkinti savo poreikius. Tai gali būti ir demonstratyvios savižudybės, kai žmonės nori
apkaltinti kitus dėl savo mirties. Ir atliekami savižudiški veiksmai neretai yra santykinai viršutiniai. Arba mirties momentas suformuojamas kaip galimas uždelsti, tikintis išgelbėjimo. Tarkime, žmogus vartojo reikšmingą kiekį stiprių migdomųjų vaistų. Iš karto po to skambino žmogui, kuriam yra norima suformuoti konkretų, aiškų psichinį poveikį. Tokiose aplinkybėse pagalba tikėtina, jog bus suteikta laiku. Išgelbėjimas pavyks. Tačiau tai rimtas signalas, jog žmogus netinkamai elgiasi, netinkamai interpretuoja aplinką ir jo tikslus, jo norus reikia koreguoti. Socialiniam darbuotojui aktualu atkreipti į šeimos ir artimos aplinkos santykius, susiduriant su tokiamis situacijomis. Pastari veiksmai būdingi žmonėms, kuriems būdingas ir nesveiko prieraišumo modelis. Iškreiptas meilės suvokimas, iškreiptas savęs ir šeimos suvokimas. Tai gali būti būdinga ir vaikams, kai jie nemato galimybių realizuoti save, patvirtinti save, tokiu būdu reikalauja iš tėvų skirti dėmesį savo ar apdovanoti konkrečiomis materialinėmis vertybėmis ir fiksuoja savo poreikių tenkinimą prie konkrečių norų. Tariamos savižudybės gali būti tiesiog troškimas atkreipti dėmesį, kai kitaip nepavyksta išreikšti savo sunkumų. Tai dažniausiai yra realus pagalbos šauksmas, nemokant kitaip komunikuoti, nerandant efektyvaus būdo ar netikint, kad tiesiog paprašius pagalbos, aplinkiniai žmonės padės. Tariamos savižudybės tai yra agresija nukreipta prieš asmenį, su kuriuom konfliktuojama. Kai konfliktas suvokiamas kaip gyvybiškai svarbus, kai konflikto esmė vertybių lygmenyje esantis gyvenimo procesų buvimas arba jų nebuvimas, praradimas. Kaip pavyzdžiui, skyrybų atveju poroje esantis silpnesnis psichologiškai asmuo gali grasinti, jog nusižudys, jei santykiai iširs. Taipogi tariamos savižudybės gali būti pasireiškiančios kaip kerštas. Vėlgi, sugriuvus santykiams gali būti bandoma nusižudyti, nes mane paliko. Tariamos savižudybės gali pasireikšti ir kaip pyktis, noras sukelti kaltės jausmą asmeniui sukėlusiam sunkius išgyvenimus. Tai protestas prieš aplinkos spaudimą ir agresiją, tai atsisakymas pajausti kitokius išgyvenimus, negu žmogus gali pakelti, negu gali suvokti jų priežastis. Tai gali būti noras pasiekti trokštamą, geidžiamą tikslą. Taipogi gali būti aiškus signalas, jog konkretus individas pasižymi aukštų bejėgiškumu, negebėjimu tinkamai reaguoti į aplinką, negebėjimu atsispirti aplinkos poveikiui. Kaip atskira savižudybių grupė, tai vaikų savižudybės. Aktualu suvokti, jog vaikams būdinga nusižudyti tik tada, jei jie vystantis asmenybei neranda galimybių tinkamai save realizuoti.
jei nėra tenkinami aktualių asmenybės raidos etapu būtini tenkinti poreikiai, jei itin negatyviai veikiama pati asmenybė. Vaikų savižudybės gali būti apibūdinamos kaip siekis rimtai susižaloti arba mirti. Neretai patys vaikai apie savižudybę pagalvoja kaip sieki būti nenubaustam, būti suprastam, būti gerbtam, gauti dėmesį, kurio trokštama, kurio reikia tinkamai socializacijai. Šios grupės savižudybėms būdingas žiaurumas ir momentiškumas. Vaikai siekdami nusižudyti, skirtingai nei suaugę, pasižymi žymiai mažesnių žinių ir patirties apie pačių įvairiausių aplinkos poveikių žalą žmogaus organizmui. Jų savižudybėms būdinga siekti ganėtinai kraupaus vaizdo, didelių sveikatos sužalojimų, reikšmingų pakenkimų. Momentiškumo aspektas vaikų savižudybėse yra aktualus tuo, jog esant asmenybės raidos sutrikimams, nevisavertiai socializacijai, aplinkinių negebėjimui pajausti vaikų išgyvenimus, ar tiesiog esant aplinkybėms, kai vaikas išmoksta nuslėpti savo negatyvias emocijas, savo neigiamus vertinimus aplinkos atžvilgių, susikaupinti negatyvi psichinė energija vaiko pasaulyje gali paskatinti vaiką elgtis čia ir dabar. Neplanuotai, netikėtai. Ta akimirka vaikas siekia pabėgti nuo neįveikiamo skausmo, nuo neįveikiamos gyvenimo situacijos. Ir jam neretai svarbu, kad kiti jausis dėl to kalti. Tai savotiškas kerštas už nesirūpinimą, už poreikių netenkinimą, už eilę vaiko svarbiais suvokimų reiškinių nebuvimą jo gyvenime.